Labą dieną, labas vakaras susirinkusiems. Dabar yra 2023 metai, lapkričio 9 diena, 17 valanda. Pradedamas viešas susirinkimas nuotoliniu būdu. Viešinimo objektas yra daugiabučių gyvenamųjų namų Juodupio gatvė 34 Vilniuje statybos projektas. Statytojas yra UAB Sostinės valdos, projektuotojas UAB projektų valdymo grupė. Statinio architektai Aušra Kormilceva ir Viktoras Kormilcevas. Pagal įgaliojimą sostinė valdas atstovauja susirinkimo pirmininkas Kormilcevas, susirinkimų sekretorė Aušra Kormilceva. Trumpai pristatant objektą, Taip, aš trumpai pasakysiu, kad tiesiog čate galite pasižiūrėti, yra linkas projekto pristatymo savivaldybės puslapio ir taip pat paprašysiu galbūt čate parašyti savo vardą, pavardę, tiesiog susirinkimo dalyvių, kad nepadarytume klaidų. Tiesiog jei galima raštu tai padaryti, aš tada suvesiu duomenis. Ačiū. Trumpai pristatant objektą, reikia pažymėti, kad sklypo plotas yra 15,33 arai. Sklypo užstatymo numatomas intensyvumas 1,3, užstatymo tankis 38%. Detaliuoju planu leidžiamas užstatymo tankis yra 1,5, detaliuoju planu leidžiamas užstatymo, tai yra intensyvumas buvo 1,5, o užstatymo tankis 50%. Bendras pastatų plotas 1986 metrai, naudingas plotas toks pat, bendras antžeminis plotas toks pat 1,986. Būtų skaičius 36, energetinio naudingumo klasė yra A++, atsparumo laipsnis ugniai yra 1, komforto sąlygų klasė akustinė yra C, pastato aukštis 12 metrų. Taip pat leidžiama yra detaliuoju planu 12 metrų, detaliuoju planu buvo leidžiama 3 aukštai plus mansarda, tai yra 4 aukštai, projektuojamas pastatas yra 2 aukštas su mansarda, tai yra 3 aukštų. Toliau, tęsiant temą, būtų urbanistiniai sprendimai ir pastato parametrai. Sklype projektuojami 2 daugiabučiai gyvenamieji namai. Gyvenamoji funkcija analogiška didžiajai daliai aplinkos teritorijos, tai naujai formuojama užstatymo teritorija. Pastato parametrai nustatomi vadovaujantis aukščiau nurodytais dokumentais, tai yra detaliuoju planu ir jo priimtais teisiniais apibrėžimais ir projektavimo projektinio pasiūlymo patvirtinta projektavimo užduotimi, išduota 23 metų nuo 6 mėnesio 9 dieną. Parametrai nurodomi bendrųjų rodiklių lentelėse, su kuriam buvo galima susipažinti, aš paskui pristatysiu vėl papildomai. Pasirenkamas gyvenamojo namo klasikinis archetipas. 2 aukštų pastatas su dvišlaičiu stogu, vietomis imituojant medinę apdailą, keli korpusai yra tinkuoti, skardinis stogas, yra konsolės, yra langinės, tokie būdingi tradiciniam gyvenamajam namui dalykai ir detalės. Formuojamas gyvenamo namo kvartalas gamtinėje aplinkoje, užstatymo charakteris. Užstatymas savo intensyvumu taip pat žymi formuojama centrinę Kalnėnų dalį.
nes detaliuoju planu galiojančiu nustatoma buvo, kad tai yra būtent šita vieta, yra Kalnėnų centrinė dalis, kurioje ir numatomas didesnis galimas intensyvumas, aukštingumas, įvairesnės paskirtis ir taip toliau. Šalia numatoma teritorijos komercinė vieša veikla priešingoje Juodupio gatvės pusėje. Taip pat kitoje gatvės pusėje numatoma ir pagrindiniai pėsčiųjų takai ir dviračių takai, tai ir bendruoju planu numatoma. Kitoje pusėje sklypo ir šiaurinėje dalyje yra rekreacija, žalia zona. Užstatymas sklype yra jungiamasis, tarpinis užstatymas tarp masyvių viešųjų, komercinių ir rekreacinių pastatų ir nemasyvių vienbučių, dvibučių gyvenamųjų teritorijos pastatų. Projektuojami pastatai atitinka ir rezonuoja su aplinkiniais gyvenamais namais savo masteliu, užstatymo plotų apie 150-200 kvadratinių metrų. Ir tuom jie atitinka, kaip čia pasakyti, kontekstą. Formuojamas užstatymų tipas perimetrinis, ką numato ir bendrasis planas. Tūriai dėstomi įvairiomis kryptimis, tai yra stogų žaismas, kad būtų įvairovė didesnė. Taip yra išvengiama statiškumo. O tai būdinga Vilniaus ir istoriškam senamiesčiui, ir Vilniaus miestui, dinamiškas formavimas turi. Formuojamas projektuojamų gatvių užstatymo perimetras, numatant jo perspektyvoje atsiveriančius skverus, gatvės želdinius, skiriančius pėsčiųjų ir autosrautus, automobilių saugojimo aikšteles. Želdynai numatomi projektuojamų pastatų, formuojant srautus, automobilių saugojimo aikšteles, formuojant rekreacinį miestelio parke tipą. Nes Kalnėnams būdinga yra, ypač tą centriniai dalį pastebėjome, toks kalninių pušų apželdinimas, kas numato mūsų ir aplinkinėme kvartale. Su uždaromis gyventojų ir atviromis kvartalo žaidimų erdvėmis ir kiemais, kas būdinga irgi rekreacinio tipo tokiems kvartalams. Architektūros sprendiniai. Projektuojami naujos statybos 2 aukštų su mansarda 2 daugiabučiai gyvenamieji pastatai. Klasikinis pastato archetipas, tai simboliškai žymi gyvenamąją paskirtį. Sklype užstatymo tipas perimetrinis, abu pastatai statomi pagal formuojamą gatvę. Bendri praėjimai projektuojami gatvės pusėje. Vidiniai gyventojų kiemai priešingoje vakariniai pastatų pusėje. Pastatų skiria jų tarpe planuojama automobilių ir dviračių saugojimo aikštelė. Pasirenkamas skandinaviškas daugiabučių architektūros tipas dėl sklypo vietos mieste esančios gamtinėje aplinkoje. Daugiau skiriama dėmesio želdinimui, jų erdvių formavimui tarp pastatų, tam išnaudojant ir konsolių architektūrą, medžiagiškumu ir humaniškumu. Analogai pateikiami grafinėje dalyje ir vizualizacijos taip pat. Funkciniai sprendimai. Įvažiavimas ir įėjimas į sklypą formuojamas ir projektuojamas gatvės. Detaliajam plane žymima 3. Įvažiavimas planuojamas taip tarp projektuojamų pastatų, praktiškai sklypo viduryje. Tai yra antžeminė automobilių saugojimo aikštelė, skirianti erdviškai pastatus. Įėjimai planuojami abipus pastato. Iš gatvės pėsčiųjų alėjos ir vidinio gyventojų kiemo vakarinės sklypų pusėje. Iš šio bendro holo laiptinės patenkama į projektuojamus butus nuo 1 mansardinio aukšto. Kitos funkcijos pastate nenumatoma, tik gyvenamoji. Konstrukciniai sprendiniai: sienos mūro, perdangos gelžbetonis, pastato stogas dvišlaitis.
Apdailos medžiagiškumo sprendiniai. Fasado apdaila Tai yra brėžiniuose. ten yra skardos apdaila naudojama, skardinių profilių įvairių, tinko ir taikomos įvairios spalvos. Dėl įvairovės spalvos numatomos yra, irgi pateikiama yra spalvų idėja. Tai spalvos, kurios atspindi, kaip čia vadinama. Labas vakaras, atsiprašau, kad pertrauksiu, čia Kristina Gulbinienė iš Rukainių gatvės. Sakykit, gal galima matyti, ką jūs kalbat, nes dabar tiesiog toks visiškai netoks vaizdingas jūsų pasakojimas. Mes vis tiek labai norėtume matyti iš karto, ką jūs kalbat, nes pasiskaityti tai kaip ir galėjom. Ačiū. Tai pradžioj mes įdėjom nuorodą Vilniaus savivaldybės puslapio, kur yra įdėtas projektas, jį galima visą peržiūrėt. Tiesiog čato viršų, jeigu pamatysite, ir jeigu galima taip pat parašyti duomenis, kurie būtų reikalingi svečių registracijai. Jo. Tai aš tada, kadangi nurodėme, kur galima tą grafinę medžiagą dabar žiūrėti, kol bus skaitomas raštas šitas aiškinamasis, tai po to bus galima jūsų klausimus išgirsti, plačiau pakalbėti. Aš užbaigsiu tą, ką dabar pratęsiu pokalbį. Spalvinis sprendimas yra artimas rudens, reiškia, medžių, tai yra gamtos spalvoms, ten yra nurodyta gelsvos, rusvos ir šviesiai pilkšvos spalvos. Kad ten dangaus ar panašiai. Tai koloritas nurodytas. Koloritas nurodytas yra. Toliau sklypo sutvarkymo sprendiniai. Įvažiavimas ir įėjimas į sklypą formuojamas iš projektuojamos gatvės. Įvažiavimas planuojamas tarp projektuojamų pastatų, sklypo viduryje, ar aš matuoju skaičiau? Gali būti tiesiog kartojasi informacija. Vieša erdvė tai yra alėja, formuojama tarp gatvės pėsčiųjų tako zonoje ir gyvenamųjų vidinio kiemo erdvės, formuojama vakarų sklypo pusėje. Pėsčiųjų takai, automobilių saugojimo aikštelės projektuojami su medžių alėjomis, želdynų plotai formuojami ir vidiniuose kiemuose. Automobilių zonai numatoma atlaidi danga arba akmens skalda. Pėsčiųjų takai, betono trinkelės. Labai supratau. Mums? Laimonas, girdim šurmulį, bet negirdim nei klausimų, nei... Čia Laimonas kalba ar kas? Aš matau lyg ir prisijungęs garsas. Tik esu prisijungęs. Aha. Toliau, apie automobilius. Automobilių kiekių skaičius ir skaičiavimas. Automobilių stovėjimo vietų poreikis skaičiuojamas remiantis STR gatvės ir vietinės reikšmės keliais. Automobilių vietų poreikio skaičiavimas yra numatomas vienam butui viena vieta. Tai yra 36 butai projektuojami, parkavimo vietų numatoma 36 ir dar 7 vietos numatomas, kaip ir svečiam ir panašiai. Jos numatomas sklypo dalyje, papildomai numatomos 7 vietos saugojamos automobilių. Projektuojamoje gatvėje palei sklypą numatoma viso 31 vieta. Galima pažymėti, kad gatvė projektuojama sklypo savininkui priklausančioje žemėje, nes gatvės sklypas taip pat yra privatus šiuo metu. Palei sklypą Kalnėnų gatvėje numatoma 6 vietos. Viso palei sklypą ir sklype numatyta 47 vietos. Tai yra šiek tiek daugiau negu yra minimalus poreikis, negu privalomas minimalus poreikis. Visas automobilių saugomų vietos yra atviro tipo antžeminės aikštelės. Automobilių vietų poreikis yra užtikrinamas.
Va, toliau, ką dar galiu pristatyti, kad iki susirinkimo buvo pateiktas vienas pasiūlymas ir pastebėjimas. Jį pateikė Mindaugas Karaitis. Aš galiu jį pagarsinti, perskaityti. Sveiki, susipažinę gyventojai su jūsų daugiabučių projektu nori pateikti pastabas, pasiūlymus. Čia rašoma, kad pagal bendrąjį planą ten yra mažo užstatymo intensyvumo teritorijos, didžiausias aukštis 10 metrų, o projekte 12. Didžiausias tankis 40%, projekte 38. Maksimalus intensyvumas 0,4, o projekte 1,3. Bandote prisidengti senų detaliuoju planu, bet ir sename šiai vietai mažesni rodikliai surašyti. Jūsų projektas turi įsilieti į aplinką, aplinkinių namų vyraujantį užstatymą, kuris yra 1-2 aukštų dvibučiai namai ar kotežai. Jūsų yra 3 aukštų gargaras, nepridedantis jokios estetikos, nei praturtinantis rajoną su savo užstatymo tankiu. Gyventojai sutarė, kad aukštesnių nei 2 aukštų pastatai statomi nuo Juodupio gatvės kairėme flange, o ten, kur jūsų projektas, ten 2 maksimum. Neišradinėjam dviračio. Norite statyti daugiabutį, o žaidimo aikštelės net nenumatėte. Kadangi autobusų stotelė yra už poros metrų, o mašinų kiekvienam butui nereikia. Perskaitykite dar kartą Vilniaus miesto 10 architektūros ir urbanistikos taisyklių, Vilniaus plėtros informacija. Pėstieji pirmiau, dviračių takos po to. Jūsų projekte tas išnyksta ir virsta 36 vietų autoparkingais. Toks, koks šiuo metu yra projektas, po viešinimo ir svarstymo nepraeis. Korumpuoti valstybės pareigūnai jau atleisti iš savivaldybės. Drąsiai kviečiu perprojektuoti esamą pastatų kompleksą, kuris atitiktų aplinką. Primenu apie skrajojantį Olandą, Vanilla Villa, žaidimo aikštelė, kuri buvo numatyta virš parkingo ir jį išgaravo. Jos jau nebereikia statyti. Pagarbiai Mindaugas Karaitis. Sutrumpintai galiu sakyti, pavyzdžiui, į jūsų pastabas ir pasiūlymus. Taip, kad mūsų projektas yra, projektiniai pasiūlymai paremti yra patvirtinta projektavimo užduotimi, kurią išdavė savivaldybė. Jinai yra galiojanti ir mūsų projektiniuose pasiūlymuose nei vienu punktu yra neprasilenkiama arba neviršijama rodikliais. Jūsų nurodyti rodikliai yra kažkokie tai, nežinau, iš kur paimti, teisybę sakant, nes nei detaliajam plane, nei bendrajam plane taip nėra, nes jeigu detalus planas yra galiojantis, tai jis yra įtrauktas ir į bendrąjį planą, kaip ir šis detalus planas. Ir kaip jau anksčiau minėjau, kalbėdamas apie pastato rodiklius, detaliajam plane buvo numatoma intensyvumas 1,5, pas mūsų projekte yra 1,3. Užstatymo tankis buvo leidžiamas 50%, pas mus yra 38%. Užstatymo aukštingumas buvo numatomas 3 aukštai su mansarda leistinas, pas mus yra 2 aukštai su mansarda. Mes viską projektuojame šiek tiek mažiau negu leistina ir tai yra nurodyta projektavimo patvirtintoje užduotyje, patvirtintoje savivaldybės. Tame nėra jokio, kaip aš suprantu, disonanso. Kalbant apie aplinką, tai, kaip ir minėjau anksčiau, masteliškumas buvo pagrindinis dalykas, kuris mums rūpėjo, kad atitiktų pastatų
kurie yra aplinkoje, nes aplinkoje yra ten tie vadinami yra Memelhausai tokie, artimiausias kompleksas priešingai pusė gatvėje gyvenamas, tai jisai yra 3 aukštų, tai yra 2 su mansarda. Šalia aplinkiniai teritorijai irgi yra, netgi gyvenami namai yra, keli yra 3 aukštų, tai yra 2 su mansarda. Taip kad aukštingumų mes ten nieko nenusilbėme, bet aš minėjau, kad tai yra centrinė dalis ir buvo detaliajame plane, kuris yra teritorijų planavimo dokumentas, kuriuo privalu vadovautis, buvo nurodoma, kad tai yra būtent centrinė Kalnėnų dalis, kurie bus ir komerciniai pastatai, ir gyvenamieji pastatai, ir jie be abejo bus galimai tankesni, aukštesni negu pakraščiuose. Be to, priešingoje pusėje yra statomas didžiulis komercinis kompleksas, kuris yra ir aukštesnis, ir nepalyginamai didesnis savo tūrių ir gabaritais. Ir jisai yra be abejo naudingas visai Kalnėnų bendruomeniai ir kvartalui. Va, toliau dėl masteliškumo ir medžiagiškumo, tai čia yra be abejo skonio reikalas, apie tai turėtų spręsti, kaip čia pasakyti, tos srities ekspertai ir be abejo miesto vyriausias architektas. Nes kitaip tai yra asmeninio skonio išraiška. Patinka, nepatinka, čia ne ta vieta yra. Mes manom, kad mes į aplinką įsiliejam pakankamai sklandžiai ir ją papildome ir praturtiname. Kalba apie vaikų žaidimo aikštelę. Vaikų žaidimo aikštelės mes šitame sklype projektuojame sąmoningai nedėstėme, nors pilna yra, pavyzdžiui, vietos, kur galima įdėti 50 kvadratinių metrų aikštelę, bet mes projekte numatėme, pridėjome atskirą brėžinį, nes šalia yra per Kalnėnų gatvės yra 99 arų, tai yra beveik hektaro sklypas, kuris priklauso sostinės valdoms, tam pačiam vystytojui. Ir ten yra rekreacinės paskirties sklypas, kuriame ir numatoma Kalnėnų bendruomeniai visai suformuoti rekreacinę teritoriją ir joje būtų, mes ten nurodėme ir vietas, ir ten būtų įrengta ir sporto aikštelė, ne fragmentiška, o tikra sporto aikštelė, paskui vaikų žaidimo aikštelė, senjorų poilsio vieta ir taip pat rekreacinis pastatas, tai yra vaikų dienos centras su kavine ir knygynu. Ir manome, kad toks, pavyzdžiui, kaip čia kvartalo papildinys, kaip rekreacinė teritorijos šitais įrengimais žymiai yra geriau negu atskiruose sklypeliuose išdėlioti uždarus vaikų žaidimo aikšteles, į kurias nieks negali patekti viešai ir negali bendrauti. O bendroje viešoje erdvėje, kur aikštelė būtų ne 50 kvadratinių metrų, pavyzdžiui, o 300 kvadratinių metrų vaikų žaidimo aikštelė, ten nurodyta brėžiniai ir plotai, ir vieta konkrečiai, ir paskirtis. Tokiu būdu bendruomenė galėtų bendrauti, kaip ir vaikai, ir pagyvenę, ir leisti laiką visi vienoje rekreacinėje erdvėje, kurie apželdinta būtų, nes ten dabar beveik nieko nėra, viską reikia pasodinti, padaryti ir suformuoti. Trumpai tiek, nes čia buvo atsakymas į pirmą pasiūlymą ir pastabas. Gal daugiau yra pastabų ir pasiūlymų. Būtų galima jas pristatyti, jūsų pastabas, ir kas norit galite čiate užfiksuoti savo pastabas ir pasiūlymus ir kas jas davė, ir jas bus atsakoma raštu. Ir aišku, dabar gyvai žodžiu, jeigu bus tai pateikta.
Va, tai klausomės. Sveiki, Kęstai, tu gal nori pradėti? Sveiki visi, girdit mane? Jo, Šaunu. Žiūrėkit, pradėkim nuo to, kodėl vadovaujantis detaliuoju planu nėra įgyvendinti visi detaliojo plano sprendiniai. Tarkim, sklypas, apie kurį kalbam, jis turėjo būti sujungtas su greta esančiu sklypu. Ir sklypo plotas turėtų būti ne 15 metrų pločio ruoželis, o beveik 2 hektarų dydžio sklypas ir jame numatyti šitie aukšti gyvenamieji pastatai. Tai vat mano manymu trūksta, ta prasme, norint įgyvendinti detalųjį planą, visų pirma turėtų būti vykdomos detaliojo plano sąlygos visa apimtimi, o ne tai, kad išsirenkat, ką norit, o kitas dalis, kur nepatinka, atmetat. Matot, pagal detalųjį planą, detalus planas buvo padarytas visiems kalnėnams, visam Kalnėnų rajonui. Ir šičia yra šimtai sklypų ir šimtai savininkų. Ir kiekvienas savininkas projektuojasi savo sklypui. Gretimam sklypui jisai negali nieko projektuoti, nes tai yra kita privati nuosavybė. Ir netgi sąlygų projektavimui negausi gretimam sklype. O kokia yra nuosavybė, tai jau čia kitas klausimas yra, kodėl tas sklypas yra tokio formato. Jis tokio formato, kokio yra. Gretimas sklypas yra jau gretimas sklypas. Ir nesiprojektuoja, pavyzdžiui, vienu ypu, kaip čia sakoma, Roma irgi pasistatė ne per vienus metus. Jeigu trumpai, ta prasme, nei sklypo savininkas, nei architektai sklypų mes nesudarom. Ta prasme, yra nupirktas sklypas ir pagal detalųjį planą darom projektą. Mes negalim atsakyti šitą klausimą. Supratau, bet matot, pagal detalųjį planą tai yra numatytas visai kito dydžio sklypas ir natūraliai atitinkamai pagal tą sklypo dydį yra ir parinkti reglamentai. Jeigu vadovautis detaliuoju planu, tai tada reikėtų vadovautis tiksliai taip ir daryti tai, kas jame parašyta. Jeigu ne, tada reikėtų koreguoti detalųjį planą. Deja, ne. Galiu sakyti jums trumpai irgi jūsų klausimą. Plačiau galima sakyti bus raštu, motyvuojant ir argumentuojant plačiau. Čia neužteks tai laiko diskusijai ir jos gal net neverta pavyzdžiui vystyti, nes čia yra kito formato klausimas. Detalus planas numatomas teritorijai. Ir čia numatoma teritorija, pavyzdžiui, kuri yra centro ir daugiabučiams skirta, jinai yra gerokai didesnė. Bet kaip atsiranda joje nuosavybės ir sudalinimai, tai čia negali, pavyzdžiui, vienas žmogus įsigyti tų visų ten, nežinau, ten gal kiek čia hektarų, aš nesivaizduoju, 10 ten ar kažkiek tai nuosavybė formuojama taip, kaip jinai formuojama, o detalus planas numato teritorijos reglamentus. Tam tikrų dalių, centrinių, pakraštinių, numato, kur yra kur gali būti intensyvesnis užstatymas, kur yra komercija numatoma, kur rekreacija, kur privatus, pavyzdžiui, namai gali būti ir visa kita, koks yra gatvių tinklas. Čia yra klausimai urbanistiniai ir apie juos reikia kalbėti kitoj aplinkoje, urbanistinėje aplinkoje. Na, manau, kad tai yra vis tiek susiję, nes kaip jūs sakau... Galite užfiksuoti raštų čiate, į jį bus atsakoma tada detaliai ir nuodugniai raštu jums, motyvuojant pagal įstatymus ir panašiai. Nes čia yra ne to formato klausimas, kuris yra, jisai neliečia, pavyzdžiui, šito projekto visai. Mūsų pristatomo projekto. Jis liečia teritorijų planavimą. Turite klausimą iš tikrųjų savivaldybei ir komandai, kuri ruošia būtent detalųjį planą ir jūs galit gauti iš jų atsakymus, kaip jie tai formavo, nes mes iš tikrųjų detalaus plano nepristatysim. Mes pristatom konkretaus sklypo tiesiog sprendimus. Nes čia yra numatoma vieno sklypo sprendiniai ir vieno sklypo kaip čia sakyti, tiksliau, sprendinių formatas, pavyzdžiui, ir klausimas, ką čia galima daryti, buvo pateiktas savivaldybei.
kuri atsako už teritorijos plėtrą ir atitikimą statybos techniniam reglamentam, statybos įstatymui ir teritorijų planavimo įstatymui ir galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams. Supratau, tada pereikim prie kito. Apie konkretų pavyzdžių sklypą ir juos sprendinius turbūt. Supratau. Tai tada bandau paklausti konkrečiai apie jūsų projektuojamą pastatą, koks yra užstatymo tankis ir kas jūsų apskritai yra užstatymo tankis, nes pagal tai, ką aš suvokiu ir randu paguglinęs, tai visiškai netitinka jūsų deklaruojamo tankio. Kas netitinka? O gali patikslinti? Pabandysiu patikslinti. Jūs deklaruojate tankį, sekundėlę, priminkit, kokį jūs deklaruojate, bet jūs neįskaičiuojate šitų erkerių įsikišusių, kas padidina vos ne dvigubai tankį realų. Jūs skaičiuojate tik tai pirmo aukšto užimamą plotą. Taip ir yra, nes pagal teritorijų planavimo įstatymą ir pagal statybos galiojantį įstatymą projektuojant pastatą remiamasi yra detaliuoju planu. Detalus planas čia buvo parengtas, aš nepamenu, kuris dabar tiksliai metais, 2001 liktai. Ir privalu vadovautis tuo metu buvusiais galiojančiais statybos techniniais reglamentais. Pagal plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka tuo metu, kai tuo laiku nebuvo įskaičiuojama į užstatymo tankį ir užstatymo plotą, būtent pavyzdžiui erkeriai, konsolės, balkonai ir panašiai. Dabar yra kitaip, bet tuo metu taip nebuvo. Ir tame nėra irgi jokios prieštaros. Nes tai atitinka tuo metu galiojančius įstatymus. Kestai, baigei tu? Galiu baigti, ta prasme, jeigu ką turėsiu, gal ir kitų klausimų, bet tai jeigu kažkas kitas turit, važiuokit, aš paskui, jeigu ką. Gerai, tai sveiki, Mindaugas Karaitis, girdit mane visi gerai? Gerai. Girdim. Tai noriu paklausti, klausimą skaitau aš dabar 3.2 iš išduotų Vilniaus savivaldybės administracijos projektinių pasiūlymų rengimo užduoties. Skaitau garsiai. 3.2. Boldų paryškinta. Norit pasišėrinsiu, nes toj pasišėrinsiu. Share my screen. Disable share. Host disable. Prašau, nuimkit varnelę, kad galėčiau pasišėrinti. Mildai reikia. Pas mus vedant Milda, tai paprašyt Mildas leisti. Viktorai, iš jokios varnelės nematau. Gerai, tada prašyčiau organizatorių pašėrinti užduotis patiems. Nuoroda visi yra puslapis keltas pačiam viršui. Supratau, skaitau. Pastatų ir viešų erdvių, čia pažymėta boldų dideliam raidėm. Pastatų ir viešų erdvių sąrangos principai teritorijoje, pastatų išdėstymo sklype, sprendiniai ir užstatymo rodikliai privalo atitikti urbanistinį kontekstą. Tai yra Kalnėnų artimoj aplinkoj, teritorijoje susikloščiusią ar tikslingai formuojama užstatymo tipologija ir jai būdingus užstatymo rodiklius, intensyvumą, tankį, aukštingumą, taip pat nesuardyti, bet tobulinti esamus funkcinius ryšius teritorijoje,
norėčiau pasakyti, kad aplinkui čekų, prancūzų gatvės yra dviaukščių, vienaukščių namai, 13 kvadratų, 13 arų sklype, vienas butas, 2 butai maksimum, toj pusėj teritorijoje, ten, kur jūs planuojate. O kitoj pusėj Juodupio, ten, kur jūs paminėjot Membelhausą, dėl kurio buvo kilęs ažiotažas, gyventojai buvo pasipriešinę, įsiveskit į Google, yra televizinė medžiaga, kad prieštravo tas. Tai šitas praslydo, tas daugiabutis, kurį jūs minėjot, taip pat jisai tik tais pastatytas po išskirtinio leidimo 4 aukštų ten tas, jisai dar net negyvenamas. Tačiau, ką aš noriu pasakyti, Kalnėnuose teritorijoje susiklošiusi yra mažaaukštė, o jūsų minimas detalusis planas yra 20 metų senumo ir po bendrojo plano priėmimo nuspręsta Minsko plentą vystyti kaip intensyvaus. Kaip panašiai galėčiau pasakyti, kaip Ukmergės gatvė, tokio aukštingumo. O šičia Kalnėnų, nepaisant to, kad čia yra šerdis, šičia gyventojai nusprendė vystyti 2 aukštų, vienbučius, dvibučius, maksimum kotedžų eilę, bet ne daugiabučius, ir jūsų pastatas būtų vienintelis toksai visoj gatvėj, kas išdarkytų visą esamą teritoriją akivaizdžiai, nei pagražintų, nei pridėtų, kaip jūs minite, nei papildytų, nei praturtintų. Kiekvienas mes suprantam turtą ir grožį savaip, bet jūsų pastatas, kuris yra 3 aukštų plikam lauke, išsiskirtų iš bet kurio taško važiuojant Kalnėnuose per tą teritoriją. Kitas dalykas, čia vienas, akivaizdus netitikimas užduočiai. Antras dalykas, parkingai. Galiu pasakyti, kitoj gatvės pusėje pastatyti Cherry House 2-aukščiai daugiabučiai. Jie pastatė parkavimo vietą vieną kiekvienam butui, tačiau faktiškai, de facto, kiekvienas turi 2 mašinas. Tai kai jūs sakote, kad mes atitinkam pagal teisę, pagal įstatymą, taip, jūsų projektavo 1 mašiną, tas taip, bet pagal faktą mes galim žiūrėti į realybę, tenais turi kiekvienas gyventojas 2 mašinas. Nepaisant to, aš mačiau jūsų butų tūrį, dydį, tenais apie 50-60 kvadratinių metrų, tai faktiškai kiekviena šeima turi po 2 automobilius. Čia vienas dalykas. Trečias dalykas, kai jūs suprojektavot 6 ar 7 parkavimo vietas palei gatvę, Juodupio gatvės visam perimetre, jeigu pastebėtumėt, nei vienas pastatas nėra susiprojektavęs tokio privažiavimo ir tokių parkingų vietų. Čia yra C kategorijos gatvė, nieks nesuprojektavo. Jūs akivaizdžiai vėl išdarkote visą gatvę, visą Juodupio gatvę su savo įvažiavimu iš tos pusės. Tai tenais toj būtent pusėj mes Kalnėnuose projektuojam dviračių taką ir pėsčiųjų taką, kuris ir yra šiuo metu. Tačiau kai jūs pastatysit parkingus, tai bus saugumas sumažės, tenais tos dviračių takų ir pėsčiųjų takų nebe išnyks jisai, nes ten bus mašina ir jūs išeinat į raudonasis linijas ties tą vietą. Tai čia vienas dalykas, pasižymėjau daugiau čia. Tai tiek, palaukit, to aš atsidarysiu dar kartelį, kadangi jūs neturi, tai aš turiu, peržiūrėsiu dar kartelį, paryškintai bold, žalia zona. Taip, jūs, kaip čia pasakyti lietuviškai, prisidengėte kitų sklypų, teigdami, kad įrengsite želdinius, tačiau faktiškai, istoriškai mes jau jūs statytoje pažįstam, jisai to, ką prisižada, neįgyvendina. Tai, kad mes dabar kalbam būtent apie šį 15 arų sklypą, kur
dažniausiai gali būti, nu, suprantat, istoriškai susiklostę Kalnėnuose, kotedžai, du būtai maksimum būtent toj teritorijai, apie kurią mes kalbame. Jeigu jūs kalbėtumėt Minsko plentų ar arčiau Maksimos Moravų, tai ten statykit, ten buvo irgi prašymas pastatyti 6 aukštų, bet teismas neleido. Atsiverskit, įsiveskit į Google, irgi išmesim. Tai va, medžių ten nebelieka, nieko nebelieka, atsižvelgti ir reaguoti į aplinkinio užstatymo aukštingumą, charakterį, proporcijas, mastelį. Iš tų žodžių aš nematau, kad toj gatviai arba čekų gatviai, prancūzų gatviai charakteris jūsų namo koreliuoja su esamais istoriškai pastatytais namais. Nu, nei vienas, nei proporcijos, nei mastelis, nei aukštingumas. Aukštingumas Memilhauzo buvo griežtai kritikuojamas, tačiau statytojai vis tiek pastatė neatsižvelgia į gyventojų gyvenančių jau 20 metų pageidavimą kritiką. Tai čia vienas dalykas. Jūs taip pat norit pastatyti aukštesnį namą, negu dabar susiformavęs koloritas ir istoriškai visą teritoriją. Tai čia būtent tas kontekstas, šita terpė, kurioje mes galėtume diskutuoti, čia ne urbanistinis vyriausio architekto prerogatyva. Čia gyventojų ir vystytojo, kuris norėtų pastatyti, pagražinti, praturtinti. Tačiau, kai jūs sakot, praturtina, rezonuoja su aplinkiniais, tai aš nemanau, kad šitas žodis tinkamas, jisai nerezonuoja su aplinkiniais pastatais. Tai va, po to, aukštai. Taip, čia aiškinot jau. Einam toliau. Vaizdiniai. Kaip vykdavo gyvas pristatymas, tai netgi per gyvą pristatymą projektuotojai galėdavo parodyti patį pastatą, kad žmonės matytų. Dabar mes matom tik tais tuščią ekraną. Tai ir turit funkciją share screen pasidaryti. Jeigu jūs neleidžiat mums pasidalinti savo ekranu, tai prašyčiau dabar parodyti vizualizaciją pastatų, kad mes galėtume diskutuojant pateikti pasiūlymus. Tai va, tiek trumpai. Ačiū. Tai aš supratau, čia buvo komentaras, nes aš klausimų, aš nežinau, koks konkretus būtų klausimas. Klausimas, kad netitinka. Klausimas, kodėl, klausimas, kodėl jūs neatsižvelgėt į užduotis pateiktas? Gerai, tada sakau trumpai į klausimą, kad netinka užduotis. Dabar jūs paminėjote patvirtintą projektavimo užduotį. Ar girdisi? Jo, girdisi ir matosi, kad šėrint išmokot. Paminėjote tą 3.2. reikalavimas sklypo sutvarkymui ir apželdinimui. Čia yra sklypas sutvarkymui ir apželdinimui. Ir paminėjote boltų, reiškia, aprašyta, pavyzdžiui, kas tai turi būti rašoma, ten tokie bendriniai apibendrinimai apie urbanistinį kontekstą. Bet sekantis, pavyzdžiui, punktas 3.3, kur rašoma yra konteksto sąlygojami reikalavimai. Ir parašyta boltų irgi, ir dar su žvaigždute. Atsižvelgiant į tai, kad nustatyta detaliojo plano sprendinių kolizija, nes ten buvo tarybos sprendime vieni rodikliai, didesni rodikliai, o detaliajam plane šiek tiek kitokie, ten jie buvo liktai persimaišę. Tai atsižvelgiant į tai, buvo nurodyta mums užduotyje, projektuojant vadovautis mažesniais plėtros nustatytais reglamentais, tai yra didžiausias leistinas užstatymo tankis 40, kurio neviršijame, didžiausias leistinas aukštų skaičius 3, aukštai be mansardos, o mes darome 2 su mansarda. Čia boltas ir baigėsi. Ir toliau ten rašoma yra siekiant didesnių plėtros galimybių ir taip toliau. Bet tai čia yra, aš trumpai parašiau, pasakiau, kad jūs žiūrite, jūs paminėjote 3.2 punktą, kur yra reikalavimas sklypo sutvarkymui ir apželdinimui, o konteksto sąlygojimo reikalavimai yra sekantis punktas. Va, toliau, pavyzdžiui, dar paminėsiu, kad jūs nurodėte, kad mes projektuojame parkingus Juodupio gatvėje, tai
Čia tiesiog jūs kažkur tai suklydote, nes Jotupio gatvėje parkavimas negalimas yra pagal STR. Tai yra C kategorijos gatvė. Pas mus yra projektuojama tik tais D kategorijos gatvėje, tarp raudonųjų linijų, kur ir galima, kaip ir nurodyta mūsų, reiškia, projektavimo užduotyje patvirtintoje savivaldybės. Vizualizaciją parodykit, prašau. Vizualizacija. Ką tokia? Aš jau jūsų vizualizaciją. Aš jau veidus atmintinai jau jūsų matau. Įsiminiau. Nereikia jau kartotis. Tuoj. Šis rūmų man nepajungia. Kadangi negaliu daryti to dalinimuose, nesu vedėjęs, tai aš tiesiog įdėjau. Tai ką tik jūs savo ekraną dalinotės, tą patį padarykit, kur jūs Zoomą turėjot, e-mailą. Jeigu Milda gali padaryti, kad aš galėčiau dalintis. Jūs galėjot, jūs ką tik padarėte tą. Ne, ne mes, tai yra Milda. Nu, Milda, įjung Google, aš išgooglinsiu. Kitas dalykas, 3.1, kiti reikalavimai, architektūrinės išraiškos priemonės, medžiagiškumas, kablelis, spalva, kablelis, tūrio formos, proporcijos, mastelis, vadovaujantis LR statybos įstatymo 5 straipsnio bei LR architektūros įstatymo 11 straipsnio reikalavimais. Pastatai savo tūriu, fasado kompozicija, savo tūriu, kablelis, fasado kompozicija privalo derėti prie konteksto, tačiau kartu turi būti šiuolaikiški savo urbanistinių sprendimų, Tai privalo derėti prie konteksto. Atsidarykit nuotrauką, aš jums parodysiu, kaip atrodo kiti namai ir kaip jūsų projektuojamas. Gerai, ačiū, laukiu. Mes tam projektuojam, mes tikrai žinom. Gerai, tai super. Kiti gal nemato, gal jie nematė to jūsų ten tik šiaip. Atsižvelgti ir reaguoti į aplinkinio užstatymo aukštingumą, charakterį, proporcijas, mastelį. Leiskit man, aš parodysiu, kaip atrodo kiti namai, jeigu nesunku. Milda, kur jūs? Miega Milda jau? Nemiega. Kur man ką paspausti, nes aš nelabai išsiusiu. Google Maps įjunkit savo. Pas mane viskas, va įjungtas, viskas, ką aš įjungiu. Microsoft Drive, Google Drive'as. Gerai, šie screen apačioje yra varnelė žalia tokia. Nu, paspaudžiau varnelę, nu. Šie screen paspaudėte? Taip, viską paspaudžiau aš. Tai nematom ekranų jūsų. Nu va, mane matote. Matau jūs dabar. Pasakysiu. Aha. Taip. Always show meetings. Dabar apačioj, ką jūs matot? Participants matot parašytą? Ekrane. Ekrane ne. Nematot. Ne. Chat matot, reactions matot, settings matot. Čia viską šitą, matau šitą. Nu, šie screen angliškai reiškia pasidalinti ekranu. Tai va čia screen aš įjungiau. Įjungiau šią screen ir pas mane matosi Dropbox'as, Microsoft OneDrive, Google Drive, Box. Pas jūs du ekranai? Taip, pas mane du ekranai. Tai pastumkit savo vieną ekraną ant kito ekrano. Ne, palaukit, pas mane du kompai įjungti tiesiog. Tai išjungkit vieną kompą. Tuo. Nu, vat išjungiau. Visai išjungėt? Taip. Nu, dabar pabandom šie screen dar kartelį. Nu, aš įjungiu šią screen, nu. Ir matau lygiai tą patį. Dropbox, Windows, OneDrive, Box. Išeikit iš myto ir dar kartą įeikit tada. Leave, jo.
Gerai. Mindaugai, o tai kas yra host šitą meetingą? Tai host ir yra Milda. Okei, dėl to, kad parašyta, kad jinai disablino, tai... Jo, tai jinai ir turi per settingus padaryti, nuimti varnelę. Okay. Jo, tai jeigu jinai nemoka nuimti, tai bent jau pasišėrina Nu va. ekraną ir mes jį pasakysim, ką Nuėmiau paspausti. visas varnelės nuėmiau, kas yra. Jo, dabar šie screen spauskit. Nuspaudžiu, jungiai tas pats man. Mano, matau, šitas labai senas kompas, bet vis tiek turėtų matytis. Vienu žodžiu, čia tokie gaunasi kaip ir techniniai trukdžiai, aš suprantu, bet tai mums netrukdo iš esmės išsiaiškinti tai raštu pavyzdžiui. Ne, atsiprašau, bet iš esmės trukdo, nes mes nematom, apie ką kalbam. Suprantat, jūs sakot, viena rezonuoja su aplinka, su kontekstu, bet jūs suprantat, kalbat apie du, jūs rezonuojat vien su kitu juodai apsirengę, taip aš suprantu. Abu su akiniais, taip suprantu, bet kai mes palyginsim namus, tai mes matysim akivaizdžiai, kad namai nerezonuoja, nes vienas namas yra 3 aukštų, visi šalia namai yra 1 aukšto. Taip? Čia netrukdžiai, čia jau konkretus, Šalia esančioje gatvelėje yra pastatų žymiai didesni negu 1 aukšto. Ten yra ir 2 ir 3 aukštų pastatai, arba 1 su mansarda, arba 2 su antstatu. Taip, tai mes apie tą gatvę. Taip, tai mes tą gatvę ir nusprendėm daryti aukštesnę, bet būtent jūsų pusiai mes nusprendėm... Teritorijų planavimo įstatymas, ar ne? Ne, visi gyventojai, kurie gyvena Kalnėnuose. Aš galiu surinkti, atsiųsti jum laiškų, peticiją, visų gyventojų, 500 gyventojų, kurie turi teisę, tai čia būtų dauguma, prieštaravimą, kad būtent toj teritorijoje, ne tik jūsų sklype, bet būtent visoje teritorijoje yra 2 aukštų maksimum pastatai, o ne 3 daugiabučiai. Va, Milda, pavyko kažkas tai. Tai paspauskit čia skryną, kur jūs eina dabar. Dabar dėl detalių plano mes negalime ginčytis, jums reikia kreiptis į savivaldybę. Taip, tai detalusis, aš supratau, detalusis planas buvo parašytas 20 metų, kai nebuvo visos tos teritorijos užstatytos, tačiau jau susiformavo užstatymas 2 aukštų, 3 aukštų maksimum, čia keli tik blokai, o visose Kalnėnuose vyraujantis... Problema, nes mums reikia atsakyti truputėlį. Jūs dėl atsakymą. Jūs kalbate... Dar taip nemačiau pristatymą, supratau. Nes yra įdėtas čatas. Mes įdėjome į čatą dar papildomai vizualizacijos, kas nenori ieškoti nieko internete. Nuorodą turiu omeny. Dabar jūs kalbate apie detalųjį planą, aukštingumus ir visą kitą, kas yra numatyta detaliuoju planu. Jeigu jums netinka konkrečiai jūsų bendruomeniai detalusis planas, turite bendrauti ne su mumis, ne su architektais, bet su savivaldybė. Ta prasme, ir jeigu jūs inicijuojate detalaus plano keitimą, tai yra visai kitas procesas. Jis ne čia vyksta. Mes neatsakysim jums jūsų norus, ta prasme, savininkai yra kiti, detalus planas yra padarytas. Taip. Mes negalim inicijuoti mes negalim inicijuoti detalaus plano pakeitimų, nes nesam mes savininkai tų sklypų, to sklypo ir tos teritorijos. Tačiau bendrasis planas buvo pakeistas ir jeigu žiūrėtumėt bendrojo plano komentarus, tenais buvo visi užfiksuoti ir toj pusėje buvo parašyta, kad negali ten būti aukštingi pastatai. Jūsų aukštingumas atitiktų Minsko plento Kašubų gatvėje tenais yra. Tai tenais statoma mokykla, prekybos centrai. Aš trumpinu, nes mes tikrai jau tiesiog laikas. Taip, supratau. Dėl to aukštingumo detaliuoju planu iš tikrųjų numatyta yra 4. Ta prasme, galbūt kažkokios buvo siūstos pastabos ir panašiai. Mums šiuo atveju yra įrašyta užduotį, yra 3 aukštai, ne 4, nes realiai pagal detalųjį užsakovas gali daryti 4. Mes vadovaujamės detalų užduotim, kas liečia aukštingumą, tai yra 3. Kontekstas, jeigu taip trumpai, tai yra
įvairus. Visų pirma, tai yra centrinė dalis numatyta, jinai tikrai nėra vienbučiams skirta teritorija. Antroje Juodupio gatvės pusėje yra statomas komercinis centras su baseinu, 4 aukštų pastatas, šalia stovi 3 aukštų pastatai ir kelios gatvelės šona turi 4 aukštų pastatų. Prasme, tai yra centrinė miesto dalis, mes negalim keisti tokių teritorijų, kur yra centras, kur yra jau gyvenimo zonos. Tai yra taip numatyta ir pagal tai viskas ir vyksta. Tai atsakymas būtų toks, o šiaip tai siūlau, pavyzdžiui, jūsų klausimą čiate užrašyti, pasirašyti, kas tą klausimą uždavė ir jums bus labai aiškiai atsakyta, nes čia mes dabar vedam diskusiją, kuri yra visai už aptarimo objekto ribos. Mes turime projektavimo užduotį patvirtintą savivaldybės, vadovaujamės ją ir jai neprieštaraujame. Jūsų pageidavimai yra jūsų pageidavimai, prašom juos užrašyti ir juos bus atsakyta motyvuotai. Ačiū, mes tikrai užrašysim, aš tik dar norėjau vis dėlto pasakyti pastabą ir labai tikiuosi, kad atsižvelgsite. Tai yra tiesiog, ne kokia kultūra daryti, nežinau, prezentaciją be pačios prezentacijos. Aš suprantu, kad jūs duodat linką ir mes tikrai visi mokam naudotis tais linkais, bet mes kalbam apie labai vizualų dalyką. Ir tai mes turėtume matyti viską šiuo momentu ekrane ir eiti dalis po dalies aptarime. Taip kaip, pavyzdžiui, žiūrėtume į parkingo vietą, žiūrėtume į aukštingumą, žiūrėtume į bendrą kontekstą ir tada tai būtų, pagaliau kažkas padarė. Tada tai būtų tiesiog, tokia yra tam tikra kultūra bendravimo, aš nebejoju, kad jūs ją irgi žinote. Tai, man būtų vienintelė tokia pastaba. Ačiū. Sekantį, tas pastabą mes patys suprantam, sekantį kartą tiesiog patys valdysim sistemą, tai tokio dalyko tikrai nebus. Labadiena, Laimonas. Ar galėčiau pasakyti? Labas vakaras, ar girdite? Labą vakarą, girdime. Dėl aukštingumo nepasisakysiu, nes turbūt tas, kas užduota, pagal planuota taip, kaip buvo daryta, dėl to projekto, jeigu tas projektas bus statybiškai gyventas taip, kaip suplanuotas fasadas, tai aš sakyčiau, kaip tik sveikintinas dalykas ir šiek tiek kalbėtams oponuočiau, nes pamatęs projektą, aš taip primėčiau, kad jeigu tai pastatyta, tai tikrai bus gražu. Todėl, kad minimalistiškai, estetiškai yra, koloritas visiems metų laikams tinkantis, jeigu jis kažkiek išsiskiria, ar koloritas, ar statinys, tai aš sakyčiau, gerąją pusę išsiskiria, kaip tik. Bet, čia tik tai, kaip atrodo, nes aš labiau norėčiau perėti prie tokių praktinių dalykų, arba, pavyzdžiui, kas man labiau rūpi, tai vaikų žaidimo aikštelės, ar jas bus galima patekti ir aplinkiniams, ar ten aptverta ir kiemas bus dviračių takas, ar bus projektuojamas, bus galima nuvažiuoti pro šitą gatvę. Labiau rimtų dalykų. Tai toks ir klausimas būtų. Dėl vaikų žaidimo aikštelės, dėl dviračių takų. Ačiū. Labai aiškus klausimas. Tai aš trumpai atsakysiu, dėl žaidimo aikštelių čia buvo pradžiai kalba. Tai yra keletą opcijų, ta prasme, kad viena yra tradicinė, kad 50 kvadratų aikštelė yra pastatoma tiesiog sklypo teritorijai. Kitas variantas, kurį mes pasirinkom, tai yra padaryti rekreaciniai teritorijai, kuri yra šalia sklypo. Tokiu atveju, kaip jūs ir minėjote, tokiu atveju yra galimybė visam kvartalui, kuris yra aplink, naudotis šitą žaidimą aikštelę. Kitu atveju tai yra tiesiog daugiabučio privataus sklypo aikštelė. Tai mes kalbėjom su vystytoju, jo požiūris atitinka tą tokį bendruomeniškesnį variantą, kad visgi statyti rekreaciniai teritorijai, kad visi galėtų naudotis. Dėl dviračių takų mes
savo aptarnaujančiose, turiu omeny teritorijos. Privažiavimo prie sklypo gatvėje, ten nėra vystomi dviračių takai, jos yra vystoma pagal bendrą miesto planą numatyta, tai yra Juodupio gatvėje, komercinio centro pusėje. Yra vystomi dviračių takų linijos, kad mes nedubliuojam, nes tai yra tiesiog ta pati teritorija, priešingai gatvės Juodupio pusėje. Kitoj gatvės pusėje, vienu žodžiu, bus takas. Jo, mūsų gatvė viso labo yra aptarnaujanti, ta prasme, jinai nekuria tranzito dviračiam. Ta gatvelė. Visa gatvelė, ar ne, Tulvija? Jo. Supratau. Ačiū. O patekimas į vaikų žaidimo aikštelę, kuri numatoma viešojoje teritorijoje, kuri priklauso tam pačiam vystytojui, jinai be abejo atiteks paskui bendruomeniai ir ten būtų visas toks parkas su rekreacija ir bendruomenės bendravimo reikmėms, kaip čia pasakius. Ar ten numatyti tik vaikų žaidimo aikštelę? Ne, ten gaunat ir vaikų žaidimo aikštelė, ir sporto aikštelė, seniorų poilsio vieta ir vaikų numatomas dienos centras, kaip anksčiau minėjau, su kavinė ir knygynu. Toks planas yra. Jo, tiesiog yra ta mintis, kad yra didžiulė gyvenama zona, ta prasme, ta centrinė dalis dabar tik vystoma, bus baseinas, prekybos centras ir panašiai. Ir žmonėm tiesiog reikia tokių bendrų erdvių ir tas įkūrimas didesnės žaidimo aikštelės rekreaciniai zonai būtų visiškai logiškai. Sveiki, dar kartelį, čia Kęstas, jeigu girdit, norėčiau aš dar dėl tos žaidimo aikštelės perkelimo pasisakyti, nes dabar kaip ir atskiriat šitos du dalykus, ar nesigaus taip, kad vystytojas pastatą pastatys, o vaikų žaidimo aikštelė liks užmiršta, nes reikėtų gal apjungti šitos dalykus, kad būtų tvirtinama ir vystoma kartu kaip vienas darinys, būtent dėl įsipareigojimo įvykdymo, nes tikrai gali nutikti taip, kad pastatėm daugiabutį, pažadėjom žaidimo aikštelę iškeltą padaryti kažkur tai, o žaidimo aikštelė taip ir liko nepadaryta. Ir tuo pačiu... Taip, prašau. Mes jūsų pastabą dėmesį atkreipsime, jūs jau galite ją užfiksuokite čiate, ir kas tą pastabą pateikia. Ir mes ją atsakysime, o savo sprendiniuose į tai atkreipsime dėmesį ir savivaldybė derins arba nederins. Pažiūrėsime. Aš tik tai trumpai techniškai paaiškinsiu galbūt dėl jūsų baimių. Ta prasme, kad žaidimo aikštelė bet kuriuo atveju jinai turi būti. O techninių projektų metu tai yra fiksuojama. Ta prasme, tvirtinama arba ten, kaip savivaldybė, ta prasme, patvirtins, taip vystytojas turi tai įvykdyti. Tiesiog. Nes bet kuriuo atveju, pažiūrėjau, be žaidimo vaikų aikštelės nebus nekaip suderintas projektas. Tai čia, taip neišeina. Tai yra privalomas elementas. Privalomas elementas, jo. Nes tai yra daugiabutis pastatas. Supratau, būtent dėl to ir klausiau. O žiūrėkit, tada dar tuo pačiu vienas pastaba dėl žaliųjų zonų ir automobilių parkavimo ir kitų higienos dalykų, kaip konteineriai ir panašiai. Jūs savo pastatus apskritai prie pat sklypo ribos pritraukia, nes pirmas aukštas yra atitrauktas, bet tas erkeris praktiškai su sklypo riba eina. Automobilių parkavimas, kaip jūs vizualizacijose parodė, ten vos ne kapotas po to erkeriu palenda ir dar bandydami pataikyti šitą projektinę užduotį, rašot, kad palei gatvę bus įrengtos medžių alėjos, kitaip tariant, po tuo erkeriu dar turės sutilpti ir pėstieji, ir medžių alėjos, ir dar gabalas automobilių kapotų. Minutę, tai prasme, ten ne erkeriai, ten yra konsolės. Konsolės yra iki sklypo ribų, tai yra pėsčiųjų takas. Prasme, ten kas pėsčiųjų takas gaunasi. Jo. Mūsų oro sąlygom tai yra netgi labai krituliai ir visa kita. Ta prasme, o mašinos jos yra visgi gatvės teritorijoje, jeigu žiūrėsite.
Ir dėl želdinimo taip jis bus, bet aš suprantu, kad jūs kalbate, abejonė yra dėl to, kad tai yra medžiai, bet medžių tipai yra aukštaūgiai ir yra žemaūgiai. Palei gatvę be abejo mes turėsim sodinti žemaūgius želdinius. Kas ir dabar ten kalnėnuose yra tradiciška, tos kalninės pušaitės, tokios neaukštos. Tai Kas taip ir lieka planuojama. šalia, tarp pėsčiųjų tako ir mašinų, ta prasme, tai yra žemaūgiai želdiniai. Ir Tai mūsų nėra- ir eksplikacijoje pažymėta, kad ten yra 38 vienetai. Mažam mūsų sklype yra 38 vienetai mažaukščių šitų medelių. Du aukšti yra medžiai, ten kur didesnė erdvė. Matoma, viso 40 apželdinimo vienetai. Principą reikėtų sklypo planą tada žiūrėti, galbūt aiškiau būtų, jei galima. Čia būtų. Aš matau, žiūriu projektinę užduotį, kur parašyta, kad palei gatvę formuoti medžių alėją, bet nematau, kad tas būtų įgyvendinama. Ir taip pat dėl automobilių parkavimo šitie minimalūs atstumai tada gaunasi neišlaikomi, nes, sakot, mūsų oro sąlygom labai gerai pėsčiuosius ten įkišt, bet per langus kvėpuot automobilių dūmais, kai jų parkavimo vieta yra sulig lygiai su pastato išorinė siena, tai visiškai nelogiška. Pirma, tai mūsų, jūs neteisingai pasakėte, gal jeigu nesimato brėžinio. Aš taip noriu pasitikslinti, ką jūs turite omeny. Taigi pašerino pirmas jūsų puslapis šitas. Paskui žiūrėsime. Matot, ką šerino? Dėl automobilių jūs turite omeny pirmą aukštą, kad dūmina, ar ką būtent? Aš turiu mintį, kad automobilis stovi per 3 metrus nuo pirmo aukšto langų ir lygiai su antro, trečio aukšto langais. Tai yra higienos normos, ta prasme, tai yra tam tikras kiekis automobilių, tam tikram metražą, yra tarpai su želdiniais ir techninių projektų metu mes higieninius tos klausimus sprendžiam, kaip būtent mes išpildom tą ištraukimą dūmų papildom. Ta prasme, techniniai sprendimai. Tai gali būti tamburas, tai gali būti papildomi inžineriniai renginiai. Visą tam mes privalom išspręsti techniškai, ta prasme. Štai šitam brėžiny matosi, kiek yra medžių aliejų. Tai yra žemaūgiai augalai, kadangi tai yra konsolidacija. Gali būti 10-15 augalų. Pagal reikalavimus tai yra 7 metrai tokiam kiekiu automobilių, kiek aš pabandžiau žiūrėti. Tai nežinau, kokiu būdu jūs užtikrinsite. Čia yra skaidoma, jeigu pastebėjote, tam tikrais dydžiais proporcijom parkavimas, tai 4 automobiliai, gal 4 arba 5 ir panašiai. Nėra vientisai, bet tai yra techniniai klausimai ir mes juos išspręsime techniniam projekte, o jūs dabar galite savo pastebėjimą duoti čiate, užrašyti ir į jį bus atsakyta ir mums visas atsakymas. Aš tiesiog išbėgu įvykiam už akių ir kad nebūtų taip, kad paskui nėra galimybės išspręsti techninį užduotį, nes pirminėme etape neteisingai numatyta. Tiesiog, kai automobiliai numatyti prie pat namo, tai iš kur jūs gausit tos 7 metrus ekstra? 7. Tai čia yra techniniai dalykai, jie bus techniniam projekte. Jūs savo pastabą užfiksuokite ir bus... Galite išjungti papildomą garsą savo garsaklį. Tiesiog aš kartosiu, dėl automobilių yra higienos normos, aš kaip ir minėjau, yra techniniai galimi sprendimai ir yra galimi inžineriniai sprendimai, kurie sprendžia klausimus, kurie gali netitiktų higieninių normų. Bet šiuo metu yra... Galiu vieną klausimą. Taip.
projektuotojam tokią sprendinį ir klausimą. Pavyzdžiui, pastatome mes tuos daugiabučius 15 arų sklype 36 butai, įsikelia gyventojai po 2-3 metų ir visi suvažiuoja su 70 mašinų. Kur mes 35 mašinas pastatysim dabar? Pasakykit jūs mums. Čia yra klausimas iš realybės toksai. Čia ne hipotetinis klausimas, čia de facto taip yra. Pasakykit mums, kaip projektuotojai, techniniam sprendinį, kaip jūs išspręsit šitą klausimą, kad nekiltų pykčių su kitais kaimynais, kai jie atvažiuos ir numes savo mašinas mūsų parkavimo vietose. Ačiū. Jūs turite omeny vienam butui 2 mašinas. Čia toks Ne, klausimas. aš turiu omeny, klausimas yra toks, kad jūs pastatot daugiabučius šitos 2, apsigyvena gyventojai ir jie turi kiekvienas butas po 2 mašinas. Klausimas, kur pastatys gyventojai 35 mašinas? Normos numato vieną vietą privalomąją. Aš suprantu, kas yra, klausykit, aš suprantu, kas yra normos, kas yra užduotis ir taip toliau. Čia praktinis klausimas jau. Suprantat, kai lyja lietus, mes išskleidžiam skėtį. Kai atvažiuoja daug mašinų, mes mašinas kažkur priparkuojam. Klausimas jum, kur tie 36 mašinos bus parkuojamos. Paparkuotos 1 kartui, 2 kartam ar pastoviai. Pasakykit man gatves arba kažkaip tai. Ten gali atvažiuoti ir 100 mašinų, jūs supraskite, viena yra numatytos normos, mes jas paisom ir mes neprojektuojam hipotetinių ir nesprendžiam hipotetinių klausimų. Ne, aš atsiprašau, ne hipotetiniai, čia realūs klausimas, čia ne hipotetinis. Čia aš galiu pasakyti, kita gatvė. Žiūrėkit, dabar yra. Jeigu bendruomenėje yra perteklius mašinų, bendruomenė turi spręsti. Ta prasme, tai yra savivaldybės klausimai, ne konkretaus sklypo savininko ir projektuotojų klausimas spręsti kvartalo problemas. Jūs kreipėtės į savivaldybę? Ne, aš supratau, mes ne kvartalo, mes sprendžiam jūsų gyventojų būsimų problemą. Kaip jūs išspręsit? Nes aš galiu pasakyti, leiskit pabaigti, kitoj gatvės pusė. Mes sprendžiame tokį klausimą. Ačiū. Kitoj gatvės virš. Tiesiog kitoj gatvės klausimų, kurie gali atsirasti gyvenime. Mes nekurkime scenarijaus, nežiūrėsokim to, ko nėra, ir gali būti visai. Bet šiuo metu tokie standartai ir normos yra, pavyzdžiui, kad vienam butui priklauso viena mašina. Jeigu turi daugiau mašinų, tai tada tas žmogus turi problemų. Tada jisai turi ieškoti kitą vietą gyventi, kur yra ten, nežinau, bet tokių vietų net nėra, pavyzdžiui, nei senamiestyje, nei naujamestyje, nebent ten kažkur net naujose rajonuose nėra, kad būtų numatoma parkavimui 2 vietos. Čia yra išskirtiniai prabangaus pastato rodikliai. O čia projektuojama yra pakankamai ekonominiai statiniai, ekonominiai klasiai, vadinkim, pagerinti gal, kaip įvardinti, ir tai yra techniniai sprendimai. Ir jūsų klausimas būtų geriau užfiksuotas tada, pavyzdžiui, raštu, ir mes jį atsakysime taip, kaip priklauso, nes kaip jau yra, mes jau atsakėme, kad normom mes neprieštaraujam, projektavimo užduočiai taip pat. Visi kiti klausimai, kurie yra techniniu būdu, techniniam projekte. O scenarijaus ir mes neužsiminėjame. Gerai, tai aš dabar sukonkretinsiu klausimą ir pasakysiu dar kartelį realią situaciją. Mes ne hipotetiniai, ne kas bus, bet faktas jau dabar kitoj gatvės pusėje yra pastatyta Cherry House, neįsižeidžia, jeigu kas nors yra iš tų namų, ekonominė klasė, kaip jūs sakot, visi gavo po 1 parkavimo vietą, tačiau visi turi po 2 mašinas. Pykit, nepykit, jų plotas lygiai tas pats, 60 kvadratinių metrų, namai 2 aukštų, galėtų būti ir 3.
tačiau jie savo mašinas stato ant žalios zonos. Dabar jau 15 mašinų kiekvieną vakarą pastatytos tenais. Jau miestas turi ir kvartalas turi problemą, kad mašinos atima iš gyventojų teisėtą lūkestį turėti tą žalią zoną, kai jų jau nėra daug ir apskritai beveik nėra. Čia vienas dalykas, tai dabar jau mes turim 15 mašinų perteklių, jūs pastatot po 2 metų, mes turėsim 35 plus 15, 50. Ką darome? Jūs kaip projektuotojai, protingi žmonės, atsakykit dabar, kad mes žinotume, ką pasakyti kaimynam, kur jiem tas mašinas pasidėti. Nes jūs projektuot, nes mes tai, kad pagal užduotis mes galim pripaišyti visko, bet kaip realiai, ne hipotetiškai, realiai, nes jau dabar yra susiklošius situacija ir kiekvienas butas turi po 2. Ir taip turtingi žmonės, žinot, ta mašina pigiai kainuoja, ten 2-3 tūkstančiai ir jau tavo. Ir jeigu jinai nevažiuoja ir jinai vis tiek numesta ant žolės, tai atsakykit, galit žodžiu dabar atsakyti, o jeigu nepavyks, tai e-mailas apačioj, Milda vis tiek nieko ten daug neveikia, tai suprotokolavo visą šitą posėdį, tai galės atsakyti, mano e-mailas viršui, e-mailo neturiu, turit mano e-mailą, tai galėsit atsakyti. Ačiū labai, tai jau 15 po, tai jeigu kas dar turi klausimų, prašom. Ačiū. Tai visi šitie klausimai šiaip yra techniniai, jie techninių projekto metu turi atitikti normas, jie yra visi išsprendžiami, bet dėl papildomų, ta prasme, tų, kur minėjo problemą, iš tikrųjų jūs turite kreiptis į savivaldybę. Nes architektai nepakeis esterų, nepakeis detaliųjų planų ir visų šitų problemų, kurios yra bendruomeniai, neišspręs. Mes esam numatę, ta prasme, vystant rekreacinę zoną, galimybę papildomom vietom. Yra tokių minčių, bet ta prasme mes su vystytoju kalbėsim apie tai. Bet tas problemas, kurias jūs minite, jūs turite spręsti konkrečiai su savivaldybė. Supratau, gerai, spręsim. Pasakykit, jeigu aš neklystu, Vanilla House jūs projektavot? Ar statytojas tas pats? Mes nežinau, ką kalbate. Nepykit. Tuoj pasakysiu. Jo, turbūt ne jūs projektavot, bet statytojas. Kaip? Randasi čia Vilniuje, Lietuvoje. Kristina, ką? Pastatai. Aš norėjau tiesiog pavadinimą Čia pasakyti. yra... Apie kurį tu kalbė? Ai, tai aš kalbu Ašmenėlės gatvėj gale, tenais prie Sorbų gatvės, ten 3 aukščiai pastatyti 4 pastatai ir kur tenais buvo numatyta... Kur užšaldyta, kur buvo, ne? Kas buvo? Užšaldyta statyba, kur buvo, ar ne? Turbūt užšaldyta, bet jie buvo suprojektavę žaidimo aikštelę virš mašinų. Ne, tai čia ne tie. Čia vėlesni. Okay. Jo, buvo. O tada aš norėčiau architektam klausimą paklausti. Galėtumėt pasakyti, kur tai salė? Nes mes nežinome, apie ką jūs šnekat ir tai visai nesusijęs su mūsų projektu. Tai, kas susijęs su jūsų projektu, aš turiu klausimą, gal galėtumėt patikslinti, kur yra ta rekreacinė zona numatyta, kur planuotumėte statyti aikštelę? Jei galima, jo, tuoj parodys. Būtų super. Matosi? Čia irgi matosi vizualizacijai. Buvo gerai vizualizacija, tai prasme, ten tiesiog galima ir nesklypo planų žiūrėti. Ne, tai aš parodysiu. Kur jūs minėjote tą didesnę tą zoną visą tokią? Iš Kalnėnų gatvės. Jeigu žiūrėt, pavyzdžiui, šiauriau Kalnėnų gatvės. Supratau. Yra dabar teritorija, kur dabar matosi medžiai tokie, va. Čia yra parašyta rekreacinė zona, bet aišku, čia nelabai matosi. Aš parodysiu. Čia Kristina tarp tų naujai pastatytų ką tik pastatų ir tų. Ta prasme, tai yra kita... Ai, va šita. Jo, šita teritorija. Nes čia va sklypas, čia va tie 2 daugiabučiai, o čia ta teritorija, va čia yra prancūzų namai naujai pastatyti. Tai va tas. Aha, supratau. Ačiū. Ir prancūzų ir Kalnėnų gatvės, jo. Čia yra rekreacinė zona, matyti ir bendruoju planu, ir detaliuoju planu galiojančių.
Atsiprašau, paskutinis klausimas. Sakykit, kur vaikų dienos centras su kavinė ir dar kažko tai numatėt? Jeigu pažiūrėtumėt, brėžinys yra situacijos schema, jinai yra prieš sklypą planą. Pats pirmas brėžinys, ta prasme, Jo. dar Tai brėžinys. jinai yra šalia žaidimo aikštelės rekreaciniai zonai. Tai yra 27 sklypas, jeigu konkrečiai Kalnėnų gatvės 27. Ai, iš tos pusės. Supratau. Kelintas? Juodupio. Kalnėnų gatvė Kalnėnų, 27. Kalnėnų. Ai, Nes rekreacinės Kalnėnų gatvės. Nes rekreaciniai sklypai yra 3, Kalnėnų 21, 23 ir 27. Kur ir numatoma visa, reiškia, teritorijos ir bendruomenės rekreacija. O tam, tokiam plastiškam plėme. Jeigu žiūrėtumėt brėžinį, tai aiškiai matosi 21 Kalnėnų sklypas paliekamas tiesiog želdiniai, 23 numatoma sporto aikštelė su žaidimo aikštelėm, o 27 sklype yra tas rekreacinis pastatas, kur mūsų manymu, ta prasme, numatyta funkcija būtų vaikų dienos centras, kas būtų logiška šalia tokios funkcijos. Kavinukė, galbūt biblioteka, ta prasme, grynai rekreacinė paskirtis ir sujungti su sporto aikštelėm ir žaidimo aikštelė. Bet jų statybos laikas yra visiškai neaiškus dar kol kas, ir ne? Jį reikia taip pat projektuoti, kaip ir šitas projektas. Mhm. Ta pačia seka, ta prasme, projektuojamas, viešinimas, derinimas. Čia yra procesas. Ta prasme, čia nepriklauso nuo vystytojo, nuo mūsų. Tas pati procedūra iš eilės. Bet, kaip ir minėjom, yra pasiūlymas ir dėl tų visų žaidimo aikštelių. Ta prasme, savivaldybė vis tiek jinai nuspręs, ar eiti tuo keliu, ar tiesiog pareikalaus daryti sklype ir viskas. Toks Nes sklype žaidimo aikštelės telpa visuose sklypuose, kuriuose tik galima kažką suprojektuoti, bet mes siūlome daryti viską, pavyzdžiui, viešoji teritorija, kad tai būtų vieša, bendra ir naudinga bendruomeniai. Tai nuo šito galėtų ir pradėti, pasakyti, kad jums priklauso tas didelis sklypas, papirktumėt bendruomenę, nebūtų tų pykčio truputį. O jūs suprantate, Tai aš nuo to pradėjau. Nežinojom. Pirmas 10 minučių ir kalbėjome apie tai, kad kur yra, kas yra rekreacija, kieno jinai yra, kas jos vystytojas ir kas yra numatoma ir dėl ko numatoma. Tiesiog gal praleidote tos sakinius arba nedalyvavote. Gali būti, nelabai girdėjusi, bet jei trumpai, visa ta centrinė dalis, Elių sklypai, ar ne? Sklypai būtent projektuojami pastatų, sklypai aptarnaujančių sklypus gatvelių ir sklypai rekreaciniai yra vystytojo žinioj ir būtent dėl to jisai taip kompleksiškai viską ir planuoja. Ne vieną. O šiuo metu ekrane matosi, pažiūrėjau, aplinkinis kontekstas, tai yra 2-3 aukštų pastatai. Na ir komercinis yra. Ir dar komercinės parkas. Jis yra naudingas bendruomenei. Tai yra tam centrinė dalis. Girdisi? Viskas dar vyksta, ar ne? Ja. Girdis. Jūs savo klausimą galite pat čia užfiksuoti. Arba tiesiog paštu mes vis tiek atsakysim visus pateiktus paštų klausimus mes. Tik čia paštas nebegalima užsidaryti. Tik su rinkimo metu čia galima. Supratau, bet mes per 5 dienų bėgyje raštu atsakom pildomai. Visus klausimus. Kas pateikta. 18, kad mes čia turime 20. Bet jūs, sakyt, planuojat dviratį iš tos pusės. Bet jeigu faktiškai pasižiūrėjau,
girdit, jūs planuojat iš tos pusės, nuo prekybos centro, dviračių taką, pėsčių taką, kaip Ne mes tuo tarpu planuojame. Kalnėnuose gatvėj, Na, Juodupio gatvės visos kai pėsčiųjų- Kalnėnuose Juodupio gatvėj yra to pusėje. Ties sklypų, o jūs norite perkelti tenais. Trūkinėja garsas ir nelabai girdim, suprantam, ką jūs šnekate, bet žinom, supratau, kad kalbate apie dviračių taką ir pėsčiųjų taką, ar ne? Tokia kompleksiškai. Tai, bet Taip. pagal bendrąjį planą, kurio mes keisti negalime ir nieks negali keisti, tikslinti numatyta dviračių takas kompleksiškai su pėsčiųjų taku, priešingoje pusėje šito Juodupio gatvės, palei prekybinį centrą toje pusėje numatomas yra. Supratau. Na, ten yra Supratau, numatyta dėkui. zipinė juosta ir Ir ten Mes be abejo taip kažkas planuojam. kitas įrenginys, nes tas, kuris šalia yra. Šalia to greičiausiai sklypo. tai yra numatyta vystyti kartu su tuo komerciniu centru, kuris dabar gero. yra statomas. Ko gero, jo. Aš taip numanau. Tai va. Ar dar yra klausimų? Kada pradėsit statyti ir koks jūsų optimistinis tikslas pradėti statyti ir pabaigti? Na, nebursim. Ta prasme, Optimistinis tikslas tai yra gauti leidimą statybą, tarkim, kitų metų kažkur tai, nežinau, pavasarį, vasarą, o kada statyba, tai ne mes čia valdom tos dalykus, tai yra vystytojo valdžioj ir tikrai negalim atsakyti. visa projekto eiga plius minus visada vyksta, kaip matot, yra daug procedūrų apie Apie metus metus, vyksta. taip kad čia, manau, stebuklo nebus. Tai principe, taip, kiek laiko vyksta. Paprastai yra numatomi metai projektui. Toks būtų ir atsakymas. O statyba yra kitas etapas, bet jisai ne nuo mūsų priklauso. Ja, šitą tai reikėtų klausti konkrečiai statytojo, kokie planai, kas liečia statybas. Jo, bet čia mes į tokius vakaro pokalbis neįsiliekėme, gal dar klausimų yra konkrečių, kas susijęs su, arba pasiūlymų su to statiniu, kuris yra numatytas. Ar čia jau visi atsijungia ir pokalbiai baigti? Ne, dar neatsijungia, noriu padėkoti už jūsų laiką, gal aš paskutinė, nežinau. Tai tik tai mano vienas būtų, ne tai kad klausimas, bet galbūt patarimas, kad neapsiriboti vien tik tai spygliuočiai, šitą labželdinimą auginam, bet aišku, čia turbūt irgi ne jūsų. Dėl to, kad spygliuočiai labai greitai sensta, jie teršia ir vis tiek tada nelieka tam tikrų dalykų ir sensta medžiai greičiau. Spygliuočiai? Taip, spygliuočiai. Čia yra toks, skirtingas, negu mes visi galvojam, sakant, tai populiariai opinijai priešingas dalykas. Iš tikrųjų, tai spygliuočiai žymiai greičiau sensta ir jie žymiai greičiau daugiau teršia ir jie tampa nebedekoratyvūs. Galų gale, net jeigu jie ir auga ilgai, jie nedekoratyvūs tampa. Tai tiesiog kažkiek pagalvokite apie tai, kad ir reikėtų ir lapuoti, kuris ir ilgiau išlieka. Ir po to dabar žiūrėk, kaip džiaugiamės Vilniaus dideliais tais medžiais. Čia numatom ir mes tokia mažam sklype numatome du didžiulius lapuočius, kurie aukšti gali užaugti, ir 38 žemesnius medelius, kalninės pušis, kurių dabar yra aplinkoje būdinga ir visai netgi skamba. Mes patys susodinom. Kalnienai, kalninės pušys ir panašiai, tai yra, kažkaip tai literatūriškai gimininga yra. Ir atrodo pakankamai jie jaukiai ir pastoviai žalia yra. Nėra, kad taip jie reaguotų į pavasarį, žiemą, ten, rudenį. Aš tiesiog sakau jums iš ilgametės patirties auginimo augalų ir apskritai sodininkystės, tai
Tiesiog. Toks mano būtų pastebėjimas, aš nesivelsiu daugiau, aš tik tai pasakiau pastabą ir viskas, kad atsižvelgtumėt ir jei matysit reikalą. Ačiū. Ačiū labai. Jo, iš tikrųjų mes kaip ir mąstom, bet kokiu atveju mes savarankiškai to nespręsam, vis tiek yra botanikai, barbaristai, kurie prisideda prie būtent apželdinimo, jie pataria ir parenka būtent tinkamesnius toj vietoj augalus, kurie būtų tinkamos sąlygos, kad jie, kaip minėjot, negestų ar nenudžiūtų. Tai, jo. Tai. Daugiau pasiūlymų yra? Bendruomenės. Jeigu nėra daugiau bendruomenės pasiūlymų, tai sakyčiau, kad susirinkimą galima skelbti pabaigtų. 18:30 susirinkimas baigėsi. Ačiū visiems už dalyvavimą, už pasiūlymus, už pastebėjimus. Visus pasiūlymus, kurie buvo raštu, atkreipsim dėmesį ir atsakysime. Ačiū. Ačiū ir viso. Kaip Mildos paprašysim jau stabdyti tikriausiai.